Sveiki, tai šiandien kalbuosiu su Justinu, Mercedes-Benz Lietuvoje atstovaujančiu pardavimų konsultantu, kasdien matanti premium automobilių pasaulio iš arti. Tai Justinai, kaip pats save trumpai pristatytumėte? Sveiki, tai aš manau labai gerai ir pristatėte, esu Justinas Globys, Mercedes-Benz pardavimų vadybininkas. Jo, matau automobilius, kiekvieną dieną sėdžiu tarp jų, tarp naujų Mercedes-Benz premium klasės automobilių. Tai kaip dar dažnai sakau, esu užkietėjęs pardavėjas, nuo vaikystės tą darau. Justinai, kas labiausiai jūs nustebino dirbant, darant šią veiklą? Ar klientai kažkokie tai? Iš tikrųjų, tai pagrindinis dalykas, kas nustebino, apie klientus kalbant, tai ateidamas į šį segmentą įsivaizdavau, kad sunku pasakyti, kaip dabar apibūdinti, bet iš tikrųjų premium klasės klientų paprastumas. Ir kartais mes tikimės, kad jau kas ateina pirkti automobilių, aukštas statusas, susireikšminę. Pasitaiko gal ir tokių kartais, bet... Kur kas paprasčiau? Tikrai, aš visada turiu tos nuomonės, kad kuo žmogus yra gyvenime daugiau pasiekęs, tuo jisai yra paprastesnis. Nes kaip tik norėjau užduoti klausimą, ar skiriasi žmogus, kuris iš tikrųjų yra sėkmingas, ar bando atrodyti kaip sėkmingas, ir norėjau paklausti, ar skiriasi tas būdas žmogaus? Čia gal toksai iš gyvenimo klausimų, iš gyvenimiškų situacijų, tai manau tikrai skiriasi. Ir tikrai ne kartą esu matęs kur fake rich, real rich. Tai real yra labiau tikresnis, pasitikintis, bet to pačiu ir paprastesnis. Taip. Aha. Ir koks didžiausias mitas apie sėkmę? Jūs kaip įsivaizduojate sėkmę? Geras klausimas. Gal pradėkim, kaip įsivaizduoju, tai tiesiog sėkmė yra savo tam tikrų išsikeltų tikslų pasiekimas. Tai čia galima ir vadinti save sėkmingu žmogumi. Mercedesas gali būti pagrindinis sėkmės tikslas? Gali, žinoma. Jeigu tai sėkmė tikslai, jie irgi dėliojami iš tikrųjų ilgainiui ir tam tikrą pasiekus tikslą galim judėti ir toliau. Kaip ir sportininkai, ten pasiekė rekordą savo, peržengė ribas ir atrodo, 25 metų ir aš jau viskas, čia pasiekiau viską. Jie tada atranda kitų tikslų, siekia dar aukščiau. Tai čia, sakykime, mano ir buvo viena iš svajonių, vienas iš tikslų dirbti automobilių versle, pardavimuose. Ir prašau, aš čia ir tą darau. Justinai, iš šono gali atrodyti, kad jūsų darbas ateinat į VW saloną, atsigeriat kavos, pasėdit, bet kokia ta realybė? Ar čia tik tai realybė parduoti tą Mercedesą ar kažkokią? Gal tada iš dalies realybė yra, manau, 90% darbuose visi atėję atsigeria kavos, rytiniai pokalbiai su kolegom, laiškai patikrinami, veiksmų planas susidėliojamas. Bet tuo pačiu pardavimuose, kadangi jau sukuosi, kaip minėjau, nuo vaikystės, gal taip, jeigu įmant karjerą, darbinę karjerą, tai 15 ir daugiau metų, tai nei vienas pardavėjas, niekas nepardavinėja produktą. Kaip sakot, ar čia tikslas parduoti Mercedesą, tai ne, iš tikrųjų. Parduodam jausmą, parduodam statusą. Problemą išsprendžiam problemą, kurią žmogui reikia. Reikia mašinos, kuri būtų patogi, komfortiška, prašau, turim ją. Justinai, jūs palėtėt tokią temą, kad nuo vaikystės domėjotės automobiliais, tai ir norėjau paklausti, kaip įsitvirtinti čia, kaip įsitvirtinti Mercedes gamyboje, pardavėjo. Ir, man patinka automobiliai, tai kur man geriau eiti, ką daryti, kad tikslingai judėti priekį? Čia gal vienareikšmiško atsakymo nėra. Nuo vaikystės, jeigu taip įmant istoriją, tai esu dėkingas tėčiui, turėjau tėtį, kuris labai gerai nusimanė apie automobilius ir garaže praleisdavom su juo daug laiko, ne vieną variklį esam perrinkę ir surinkę, tai tas meilė automobiliam iš ten ir atsirado ir tikslingai
sakyčiau, tikslingai tai ėjau, nepaisant to, kad architektų norėjau būti. Architektų? Jo, čia kita istorija. Tai va, bet kaip įsitvirtinti, aš manau, tiesiog reikia domėtis tuo dalyku, jaus tą aistrą, passion ir ieškoti galimybių. Tai gerai, va, situacija. Aš nuo vaikystės domiuosi automobilius, galimai ten pasiekiu tam tikrą amžių ir atvažiuoju į BMW saloną. Įmanoma man pirmą dieną įsidarbinti? Manau, ne. O ko reikėtų? Konkrečiai, vėlgi vis tiek reikėtų, priklausomai nuo ten, kur mes norim įsidarbinti, ar norim į servizą, ar norim kažkur, tai pirmiausia, tai reikėtų, kad būtų ta pozicija ir reikėtų tavęs čia pas mus. Antras dalykas, aišku, neužmiršt tų pačių studijų, tam tikro įsilavinimo toje srityje, tai vėl priklausomai. Į pardavėjus, tai vėl tu turi turėti tam tikrų ir asmeninių savybių. Gerai, aš noriu dirbti Mercedes pardavimo vadybininkas, ne? Taip. Tai man reikia prieš ateinant tam tikros praktikos įgyti pardavimuose. Kalbant apie premium segmentą, tikrai sakyčiau, reikia. O kur geriausiai jau įsitarnauti? Eit ir dirbti, pradėti nuo kažko. Tai mano gal geriausios patirtys, aš dirbau draudime ir dirbau su variklinė alyva, sakykim. Tai ten įgavau tas pardaviminės patirtis, mokymai tie patirtis. Vėl, darbinė praktika yra vienas, bet reikia, bent jau ką aš labai daug darau ir šiai dienai, tai asmeninis mokymasis, tobulėjimas, knygų skaitimas apie pardavimus, seminarai, dar kažkas. Tai vat reikia tą, norint, aš bent jau iš savo pusės, manau, į premium segmentą, į tokius kaip Mercedesas, į kitus brandus nueiti, tu turi turėti jau bazę, su kuria atėjęs galėtum sakyti, aš turiu, nes iš kitos pusės galima ir nuo nulio, bet asmeniškai, manau, vadybininkui tokioje pozicijoje bus labai sunku. Reikia jaustis stipriam, nes vėlgi, kad ir klientai yra paprasti, bet jiem prieš juos tu turi atstovėti ir jaustis tvirtai, turėti gyvenimiškų pavyzdžių ir panašiai. Ir va tas gyvenimiški pavyzdžiai iš tikrųjų ateina per patirtį, per kitus darbus, per kitas veiklas ir panašiai. Justinai, jūs paminėjote, kad gali skambėti, kad lengvai taip patekote, dirbate draudimo kompanijai, bet tai koks buvo sunkiausias jūsų etapas? Patyrėte kažkokius sunkumus? Taip, patyriau, aišku, ir priimtų blogų sprendimų. Ir vienas gal sunkiausių momentų tai buvo mano gyvenimo istorijoje, dirbau aviacijoje, tam tikrų metu pardavinėjau variklius lėktuvų, kas buvo gal mano akimis viena aukščiausių verslo sričių, kur klientūra apskritai, ten yra kitas segmentas, darbas ten yra parodose, asmeniniai susitikimai ir panašiai. Ir kas įvyko, tai kartais, kaip būna, ieškai greitų pinigų, ir jaunimas, ir aš taip pat buvau, ieškom, norim, kad kuo greičiau uždirbti daug pinigų ir panašiai. Tai susiviliojau buvusio kolegos pasiūlymą atidaryti įmonę atstovybę Lietuvoje. Aš kaip tik laukiau vaiko, sūnaus ir atsisakiau socialinių garantijų samdomo darbo. Aviacijos įmonė? Aviacijos įmonė atidarytai ten kitą, finansinę tokią. Ir atsisakiau tiesiog samdomo darbo ir išėjau visiškai ant savęs dirbti ir atidarinėti įmonę. Pasiteisinau, aš viską padariau, sakykime, įkūriau, atidariau atstovybę, neatidarinimo labą, tiesiog kaip atstovybę ir sako, ačiū, jūsų nebereikia. Padarai darbą savo, ten, kadangi jokio darbinio santykio nebuvo, tai mano sunkiausias tuo metu momentas ir buvo, kad realiai su vieno mėnesio vaiku likau ant rankų ir stabilių pajamų ir tada tikrai ėmiausi visokių veiklų ir neslėpsiu ir sėdau už vairo ir važiavau su Uberiu, vairavau, Boltą, važiavau už... Ta prasme, tiek krizė buvo, ne? Jo.
Šitą Justinai, o koks yra, pereikim prie Mercedes brendo, koks yra geidžiamiausias Lietuvoje Mercedes-Benz modelis? Geidžiamiausias, vėlgi, ar geidžiamiausias, ar parduodamas? Kurių parduoda daugiausiai? Parduodam daugiausia tai Mercedes-Benz GLC automobilių, tai yra vienas populiariausių toksai viduriukas. Vidutinio dydžio? Jo, vidutinio dydžio visureigis, kuris puikiai tinka ir šeimoms, ir puikiai tinka ir, nu, tiesiog, jeigu pagrindinai vienas važinėjai ar panašiai. O koks buvo tas lūžio taškas jūsų gyvenime, kuris labiausiai pakeitė kryptį, nu, ir jums padėjo išjudėti? Manyčiau, tam tikros irgi veiklos iki Mercedes-Benz, kol atėjau į čia, kaip prieš tai ateinant, tai maždaug metus dirbau kaip finansų konsultantas su draudimais ir buvau visiškai perdegęs, kadangi vėlgi dirbau vadinkim, liaudiškai ant savęs, pagal individualią veiklą buvau perdegęs, dirbau tiesiog taip iš eigos su klientais ir buvau pavargęs visiškai nuo tokios veiklos. Nuo darbo savo. Nuo darbo savo, nuo atsakomybių visų ir iš tikrųjų ten ir buvo lūžis, į kurį prisijungiau čia. O jeigu dabar eitumėt iš naujo, tai dirbtumėt velo salone ar vis tiek bandytumėt kurti savo verslą? Bet kokiu atveju turiu tam tikrą svajonę kurti vėl savo verslą, bet tikrai neatsisakyčiau galimybės ir čia dirbti. Justinai, yra mitas, tai ar tiesa, kad Mercedes-Benz yra sukurtas komfortui, bet realiai nesportiškų važiavimų? Sakykime, su kuo lyginti reikėtų, bet taip, tai Mercedeso yra tam tikros filosofija, komfortas, saugumas, meilė, bet mes turim ir sportiškų automobilių segmentą, tokie kaip GT, AMG modeliai. GT gali konkuruoti. Tikrai taip, GT tai yra labai didelis konkurentas kitiem brandam ir tikrai galima pajausti tą malonumą važiuojant sportiškų automobilių. Justinai, o dabar toks tiesos metas, ar prasidėjo paskutinė benzininio automobilio era? Nes galim matyti iš šono, kad pereinam prie tų elektrinių mašinų, bet V8 variklių kažkaip mažiau tai. Mes dar turim ir gaminam. 4 metus. Aš kadangi užkietėjęs benzingalvis esu, tai... Nepalyginti. Tai norėčiau sakyti, kad ne, bet jeigu taip imant nesubjektyviai, tai manau ateitis taip yra elektromobilių ir šiai dienai kiek yra pažengusios elektromobilių technologijos, tai o tai Justinai, konkuruojantis dalykas. Kaip mes galim su GT važiuoti elektros? Puikiai. Jo, iš tikrųjų tai čia yra kita medalio pusė. Bet koks benzininis variklis, tai jisai suteikia emociją ir va čia tuo man jie gal ir patinka dėl garso, dėl viso kito, bet jeigu sportiškume žiūrint, tai bet koks elektromobilis jisai pralenks benzininį važiuojant savo našumu, savo pagreičiu. Elektrinė našiau. Taip, elektriniai, visai kitos sistemos. O Justinai, o kiek uždirba salonas iš vieno parduoto automobilio ir kiek uždirba pats pardavėjas? Tai eina ar procentais, ar pardavimo vadybininkas uždirba iš atlyginimo, ar dasideda ir procentų iš parduoto automobilio? Taip konkrečiai skaičiais tikrai negaliu atskleisti, bet jo, tai yra tam tikra procentinė dalis, turim bazę plus nuo automobilių pardavimų. Kas, manau, pats sąžiningiausias dalykas pardavėjam yra. Jo, tai ir motyvacija visai kita, kai tam tikra. Justinai, o ką sėkmingi, palieskim dar sėkmingus žmonės, nes vis tiek, premium segmentas yra Mercedesas, o ką sėkmingi žmonės daro kitaip, dauguma nepasikeitė, atrodo taip pat rengiasi, o kokia tai realybė? Realybė tokia, kad jie nebijo priimti sprendimų, manau. Tiksliau, imtis veiksmų yra ryžtingi ir sakyčiau, bet koks sėkmingas žmogus jisai turi truputėlį kitokį mąstymą negu didžioji masė žmonių. O kuo skiriasi? Tas ir yra skirtumas, kad problemoje jisai išvelgia galimybės. Paprastas žmogus problemoje mato problemas. O, kokia yra jūsų darbo realybė, užuomonų dar grįžti? Vis tiek, gal yra tam tikrų dalykų, kur
Aš sakyčiau, kad atrodo vienaip, o kaip jūs pasakysit, kaip yra? Tai gal grįžkime prie tos pradžios kasdienybės, kai pradėjom, kad rytą pradėti, tai čia gal ir yra tokie, kad atrodo, tai čia ką, su klientais pabendrauji, pasiūlai automobilį, rašaisi sutartį ir visą kitą. Bet čia ir yra ta realybė kita, kad mes sprendžiam problemą ir žmogui kitą kartą ateina, jisai nori čia ir dabar automobilio konkretaus, bet tu neturi, ne? Kaip išspręs šitą reikalą. Tada ten antras dalykas, kitą kartą žmogus kaip tik, gal net nežino, ko nori. Šią temą, o dažniau lietuviai užsakinėja naujus pagal komplektaciją individualią, arba pamato, Įvairiai, nuo automobilio priklauso, nuo poreikio. Jeigu mes turim sandėlyje to, ko reikia klientui, tai žinoma užsakinės, bet taip nėra, kad tik tai užsakinėtų ar tik tai iš sandėlio. O kiek gamina naują Mercedes? Vėlgi priklausomai nuo modelio, bet tai nuo 3 iki 6 mėnesių pagrindinių automobilių, tokių kaip G klasės, tai gali tekti 2 metus palaukti. G klasė? Taip. O Justinai, ką jūs gyvenime supratote per vėlai? Būna žmonės dirba, nesustoja, ateina lūžio taškas, kada reikia pagalvoti, bet ką aš nevisimbu pagalvoti? Šiaip visada gyvenime džiaugiausi savo veiksmais ir nėra, kad taip gal sakyčiau, bet ties 30 metų gal kažkas tai tokie tam tikrai momentai, kada pradėjau gal save labiau analizuoti kaip karjeros atžvilgiu, supratau, kad per vėlai gal supratau, kad reikia tobulinti save, investuoti į save, nes neslėpsiu 25 metų, gal kažkur 26 metų padirbėjęs pardavimų vadybininkas, aš įsivaizdavau, kad aš jau čia viską išmanau ir esu puikus pardavėjas ir čia galiu jau vadovo, aš labai ten visur, bet iš tikrųjų, tai kai dabar atsuku 10 metų atgal tą save super vadybininką, aš dar nieko nemokėjau, nes tiesiog dirbau ir nuo to momento, kai pradėjau, nes aš tikrai daug kartų, ne pirmą kartą mūsų pokalbėje, investuoti į save, mokytis asmeniškai, tai maždaug apie 30 metų, kai man buvo 29 gal, aš pradėjau eiti ir pardavimų seminarus ir knygas skaityti labiau. Jūs seniai palėtė mokslus, tai studijavot jūs? Žinoma. O kur studijavot? Universitetas, tai Mykolo Riomerio universitetas studijavau. Bet jau pardavimus? Sakykime, gal verslo sistemų kūrimas ir valdymas, tai buvo verslo bakalauras, tai plačiai apimant apie visą verslą labiau. O patarėt studijuoti dabar jaunam? Žinoma. Verta, ne? Tik tai, vėl, ką daryčiau, tai metus leisčiau savo atsikvėpti, susidėlioti tam tikrus dalykus, gal galų gale pakeliauti, pamatyti pasaulio, su tikslu, kad tada jau stoju ten, kur noriu, nes aš aplinkoj savo daug mačiau, kur skuboti sprendimai ir nepatiko tas, kas studijavo. Justinai, vis tiek grįžkim prie to, ko jau buvom pradėję, bet kaip jaunam žmogui patekti į premium automobilio pardavimus, dabar? Aš manau, gerai, bandau sugalvoti atsakymą kaip. Iš tikrųjų, vėl grįžkim prie, tiesiog bandyti įsidarbinti, jeigu mes turim kažkokį, tiesiog siųsti CV, gyvenimo aprašymus, įeiti kaip praktikas pasiūlyti ir panašiai, nes visi bijo, visi nori būti darbinti, kitą kartą leisti pasavanoriauti kažkokią praktiką atlikti ir vėlgi nepult pradėti nuo ten, kad pardavimų vadybininko nenori būti. Aš pats Mercedes'e atėjau kaip produkto ekspertas ir po 4 mėnesių. Bet ne kaip pardavėjas? Ne kaip pardavėjas. Aš toks kaip pusiau asistentas pardavėjam buvau. O dabar? Su klientai šiai dienai esu pardavimų vadybininkas. Tai pardavinėjau toks automobilis. O Justinai, koks dabar būtų patarimas jaunam žmogui ir apskritai žmogui, jie nori būti aukščiau negu vidurkis, ne? Koks būtų patarimas? Išsikelt tikslus, konkrečius tikslus ir link jų eiti, judėti
susidėliot planą ir ieškot galimybių. Nu, o Justinai, vat, jeigu jums dabar reikėtų pasirinkti kokį Mercedesą vairuotojų, kokį vairuotumėte? Mano svajonė yra CLM. AMG 63. Taip. Gerai, Justinai, dėkui, kad sutikote filmuotis, man nerealiai įdomu ir tikiuosi, kad žmonėm įdomu. Išskirtinis pašnekovas, tai dėkui, kad skirėte man 15 minučių ir susitiksime kitos dienos. Galėsim daugiau istorijų, ačiū.